Tai sveiki visi, šiandien jau 7 podcastas ir mes šiandien svečiuose turim Eveliną Dumašienę, kuri yra lyderystės ir komandų įsitraukimo mentorė, coachingo specialistė, dirbanti su lyderystė ir autentiškumu. Ir šiandien pagvildensim tokią temą, kaip prisimti atsakomybę už savo karjerą, nes labai dažnai mes pradedam kaltinti aplinką, pradedam kaltinti vadovą, kad jis manęs nepastebi, neįvertina mano pastangų, bet iš tiesų šiame žingsnyje yra labai svarbu prisimti atsakomybę į savo rankas ir būtent šitą temą norėsim tave pakalbinti. Pristatydama tave galbūt kažko dar nepaminėjau. Aš manau, pasakei viską, kas reikalinga. Indrė, ačiū tau labai ir labas visiems tie, kurie klausysit mūsų. Indrė paminėjo dabar pristatydama, kad dirbi su lyderystė ir dažnai, kai girdim tą žodį lyderystė, visi įsivaizduojam, čia tik tai vadovams svarbu. Kodėl ta asmeninė lyderystė apskritai yra kažkas tokio, apie ką verta kalbėtis, net ir neturint ambicijos vadovų būti? Man atrodo, Ieva, kad pradėsiu nuo to, kad net ir patys vadovai, turėdami tokį įsitikinimą, kad lyderystė susijusi su hierarchija, kartais papuola į tam tikrus spąstus. Dėl to vadovas yra aiški pozicija, ar ne, apibrėžta pozicija. Lyderystėj pozicijos ir statuso nereikia. Ir lyderystė nėra kažkoks rezultatas, kurio mes X day pasieksim, nes lyderystė yra kelionė. Ir jeigu šiandien mes čia esam kažkas, kas mūsų klausys ir visi turbūt, kurie gavom šansą gyventi gyvenimą, nugyventi tą gyvenimo kelionę, aš darau prielaidą, kad mes visi gavom po bilietą į tam tikrą lyderystę. Tai lyderystė, taip, jeigu taip pabandyčiau ją supaprastinti arba sudėti į tam tikrą formulę, kas yra ir kodėl galbūt mes pradedam nuo to šiandien į šiandienos temą apie atsakomybę, tai lyderystė yra lygu, asmeninė lyderystė yra lygu, priimta atsakomybė, daroma įtaka arba kitaip tariant, sekėjai, kurie mumis seka, truputėlis charizmos arba fenomeno ar ne tam tikroj aplinkoj, kuris pasireiškia ir nuolatinio darbo su savimi. Ir dar kartą lygų lyderystė, tai yra 10% talento, 90% darbo. Tai ar tai susiję, ar tai yra tik vadovams, turbūt, žinai, svarbu atsakyti į klausimą savo. Ir prieš atsakant į klausimą, kurį aš užduosiu, galbūt dar pamastyti, ar ne, kad tikriausiai gavę šitą bilietą asmenės atsakomybės ir lyderystės, mes kiekvienas esam ir galim būti lyderis. Ir jeigu aš turiu vaikų, tikriausiai aš esu lyderis savo vaikams, nes aš turiu atsakomybės prieš juos. Jeigu aš imuosi iniciatyvos ar atsakomybę kuruoti tam tikrą projektą ir yra žmonių grupė, kurie manimi sekasi, aš esu lyderis. Jeigu aš parašau tam tikrą savo nuomonę, nežinau, bet kur socialiniai erdvėj, viešuosiuose kažkokiuose kanaluose, ir yra žmonių, kurie mane paskaito ar mane pakomentuoja, jau yra dalelė kažko, kam aš galiu daryti įtaką, na ir turbūt imuosi kažkokios lyderystės išsakydamas tam tikrą savo nuomonę. Tai lyderystė iš tikrųjų gali pasireikšti labai skirtingose gyvenimo srityse, įvairiose gyvenimo srityse. Tik klausimas, ar ne, kurį aš minėjau, ar aš suprantu, kad aš toks esu, kaip aš save matau, koks aš esu, ar ne, koks esu šiandien, koks yra mano tas, nežinau, dabarties būsena ir koks galbūt kitoks norėčiau būti. Ir va čia turbūt tas kelionė nuo to taško A į tašką B, suvokiant, kad mes visi esam ir galim būti kažkam lyderis, yra labai svarbu, ar ne, kaip mes kintam ir kokią atsakomybę priimam tai kaitai, kad būtumėm kažkokie, galbūt net ir esni, ar ne, geresni. Iš čia turbūt ir kilo influencerių visa banga, anksčiau nieks nebūtų pagalvojęs, kad kažką parašius, kažką pareklamavus, kitiems žmonėms tu padarysi tokią didelį įtaką ir kiti tave pradės sekti. Tai ta jo lyderystė, jinai daugelį sluoksnių atsiskleidžia. O kaip tu manai, kokie asmeniniai bruožai būdingi lyderiams?
Turbūt į kurią lyderystės formą pažiūrėtumėm ir dėl to man patinka labiau apibrėžti į formulytę, nes lyderystės teorijų yra turbūt 101 ir jinai kinta labiau nuo laikmečio. Tai šiai dienai iš tikrųjų, kas yra labai svarbu lyderystės ir savybėms, tai kuo labiau grįžti į žmogiškumo, ar ne, ką tai mes bepaimtumėm. Ar tai yra autentiškumas toksai žmogaus? Autentiškumas mes autentiškumas turbūt yra, tas geras savęs pažinimas, bet autentiškumas, jisai neturi būti tas, kad aš va toks ir ne kitoks. Ir jūs, tada, ką mes darom, mes konfliktuojam, ar ne, nes mes laikomės įsitikinimo kažkokio. Bet lyderis turėtų būti kaip tik adaptyvus, prisitaikantis, klausantis, perteikiantis, gebantis perteikti viziją, įkvėpti ar ne žmonės. Nes lyderiui, kad jinai būtų lyderystė, tai reikia atsakomybės dar kartą, reikia, kad kažkas mumis sektų, tai yra lyderystė nesugalvojama, kad aš toks tampu ar ne, lyderiai pasirenka žmonės, tai mums reikia tikrai sekėjų, ir kad būtų įgyvendintos tam tikros naujos idėjos. Tai šiuo metu, jeigu taip žiūrėti į tą komandinę, į darbo aplinkos lyderystę, tai iš tikrųjų reikia more human, daugiau žmogiškųjų savybių. Aš manau, prisitaikymas tikrai yra svarbu, bet aš gal jį pavadinčiau lankstumu, empatijos, bet ta vidinė ašis, ta žmogaus tvirtybė, kad jisai vadovaujasi savo vertybėm, tai man atrodo, čia ir įeina į tą autentiškumą, tai gal mes skirtingai žodžiais. Taip. Man atrodo, kad du yra labai svarbus ir turbūt tai yra nuolatinis balansavimas tarp to ir to, kiek aš, nes autentiškumas nėra statiškas. Mes visi per laiką kintame, ar ne? Ir viena Evelina buvo tokia laikmetyje ir aš tikėtina, aš tikiu, kad žmonės gali keistis. Klausimas, ar ne, ar mes patys tikim, ar kitų neribojam, tai aš tikiu, kad žmonės gali keistis ir jie keičiasi. Ir dėl to ir tas autentiškumas. Tai mes kalbam apie vidinę ašį, ją labai svarbu atrasti, tas, kas aš esu, bet tuo pačiu prisitaikymas yra tuo atveju reikalingas, kai yra sąmoningas prisitaikymas. Taip, pavyzdys, ar ne, realybėj. Šiandien aš renkuosi, nors mano autentiškumas, vertybė, ta vidinė ašis yra sakyti tiesą, ar būti atviram, bet galbūt šiandien aš šitam susirinkime sąmoningai renkuosi patylėti, nes noriu išgirsti kitus. Ir aš kalbu apie tą sąmoningą prisitaikymą, nes to reikia, kad mes gebėtumėm girdėti komandą, kad mes gebėtumėm atliepti, ko reikia šiai dienai aplinkai, pasauliu ir taip toliau. Tai sutinku, kad tame yra pavojaus, nes turbūt yra pavojinga nueiti su požiūriu, kad gerai, dabar darysiu tai, ko man ko reikia, ar ne, ką liepia. Lyderio netokia. Ir kaltinti, kad, man kažkur nepasisekė, aš kažko negavau, nes, aš dariau taip, kaip visiems reikėjo, ir tarsi atitikau kažkokį tą standartą. Lyderio nešti Dalia vėliavą ir sakyti, chebra, va čia tas yra reikalingas ir turi surasti ar nesekėjų. Lyderis turi inovuoti, lyderis turi skatinti, lyderis turi įkvėpti. Kaip tuos principus tada žmonės gali pritaikyti savo karjerą, planuodami, dėliodamiesi, nes turbūt visos trys esam skirtingų, turėjo irgi situacijų ir ne vieną klientą, kuris sako, viskas blogai, vadovas blogas, įmonė bloga, aš neturiu kur augti ir, žodžiu, pasaulis neteisingas. Ir čia daug man tokio irgi, to asmeninės lyderystės, man pačiai trūkumo, kad, gerai, o tai ką tu, kur tą vėliavą pasiimi, kas yra tie principai, kurie yra būtini, kad aš galėčiau prisimti atsakomybę už savo karjerą. Aš visą laiką, ką sako ar komandų žmonės organizacijose, ar nesvarbu poroje, ar ne, jeigu mes nuleistumėm į kažkokiai labiau buitinius santykius, vis tiek kiekvieną tiesą turim padalinti iš dviejų. Tai galimai ir tas, kuris skundžiasi, yra kažkiek teisus
ir tas, kuris yra tame pokalbyje, yra kažkiek neteisus. Tai dėl to galbūt ir sakau, yra tas gebėjimas klausyti, girdėti tiek daug, kad suprastumėm tą tiesos vidurkį. Bet atsakomybės priėmimas ar nepriėmimas, jeigu žiūrėti į darbo kontekstą, yra stipriai susijęs su savarankiškumu. Ir tada mes galim sakyti, kad visi darbuotojai yra nesavarankiški. Klausimas, kodėl? Kodėl nesavarankiški? Kodėl mano vaikas yra nesavarankiškas? Kodėl mano žmonės darbe yra nesavarankiški? Ar aš sukuriu sąlygas jiems imtis tos atsakomybės? Galbūt sukuriu, bet tai yra tam tikra kultūra, kur žmonės pradeda, arba tam tikra istorija, kur sako, šitam darbe geriau klaidų nedaryti, nes nubaus. Ne? Tai ar yra tos erdvės ir kokios tos tolerancijos ribos, kur žmonės gali imtis atsakomybės ir ar tie vadovai žino kaip, labai svarbu pabrėžti, ar mes, netgi čia sakykime, ar mes mokam ir žinom kaip kituose skatinti atsakomybę. Čia gal dar nuo kartų labai priklauso, nes tarkim, mūsų kartą mileniums augino taip, kad tėvai darbe, tu pats susigalvoji, ką tu veiksi, ką tu valgysi ir taip toliau. Gana daug tos atsakomybės tau duoda ir tos laisvės sprendimų priėmime. Tai mes galbūt ta karta, kur ir darbe šiek tiek tos atsakomybės daugiau prisiemam. Su Z karta gal jau kažkiek kitaip yra, ar pastebi pati tokius Yra kartų skirtumai ir dėl to šitoms kartoms, naujoms kartoms, joms reikia ir kitokios lyderystės ir vis labiau kalbam apie tą kintančią lyderio savoką, nes jiems reikia prasmės atsakymų, kodėl tai yra reikalinga, vardan ko mes tai darom, jiems reikia aiškumo, ar ne? Ir tikrai ne kiekvienas lyderis, ne kiekvienas vadovas yra geras lyderis ir ne kiekvienas lyderis gali tą perteikti, gali įkvėpti žmonės, ar ne? Jeigu, hebra, mes čia visi turim dabar lipti į šitą palmę kartu, nes yra ten tikslas kažkoks, tai ar yra visiems žmonėms aiškiai, paaiškinama, tai kas yra tas jų bananas, vardan ko mes tą darom. Ir šitos kartos žmonės, jie nori tokių atsakymų, tai dėl to, jeigu su jais yra per mažai komunikuojama, neteisingai komunikuojama, nieks į tą palmę be reikalo lipti nebenori ir plaukia pasroviai. Tai užnorint įkvėpti žmonės yra meistrystė ir mes turbūt apie tai kalbam. Tai grįžtant Ieva prie tavo klausimo apibendrinant, aš galvoju, kad tą atsakomybę, ar žmonės yra savarankiški, atsakingi ar neatsakingi, reikia tiesiog paieškoti per vidurį kažkur. Ir aš neturiu vieno atsakymą. Įprastai tai gali būti tokias ganėtinai kompleksinės susijusios temos, kodėl jie yra per mažai atsakingi. O galvoju, taip irgi klausant apie tos pačius lyderius, irgi taip mintis šovė, kad ne kiekvienas vadovas yra lyderis, lygiai taip pat ne kiekvienas lyderis turi būti vadovas, bet galvoju, kad vis tiek, tie kertiniai dalykai, ko mes tikimės irgi iš to lyderio, iš savęs kaip atsakingo asmens, yra tas irgi tikslo matymas, nusibrėžimas. Kiek tau pačiai, irgi iš savo patirties tenka dirbti su žmonėm, kurie ateina, sako, aš noriu to pokyčio, bet nežinau ko, į kurią pusę, kurią tą palmę išsirinkti, kurią lipti, nes visos labai gražios ir tarsi norėtų tą atsakomybę prisimti, bet kažkur dar vis dvejoja. Tai kiek tokių žmonių aplink mus yra? Turbūt toks klausimas, nes kiekvienas įsivaizduoja, kad jis yra vienintelis ir nuo ko tada tokiam žmogui pradėti? Pabandysiu suformuluoti, ar teisingai suprantu, kad tarsi žmonės lyg kažko nori, bet nežino, ko nori ir ar daug tokių žmonių yra. Noriu kažką keisti. Mes dažnai tokių klientų turim, kuri mus kreipiasi, kur tokie nori pokyčio, bet kokio nežino. Ir atrodo, bandai aiškintis į giluminius tuos dalykus, nueini, pakalbė apie baimės, įsitikinimus ir panašiai, bet vis tiek, juos kažkas tai stabdo. Tai gal iš tavo perspektyvos, ką tu pati pastebi? Aš pradėsiu gal nuo lengvesnio klausimo. Ieva, tai ar daug žmonių, man atrodo, kad daug, bet aš suprantu, kad aš esu tokiam burbule, nes pas mane ateina žmonės, kurie ieško aiškumo. Nes jeigu mes turėtumėm tos aiškius atsakymus, ko aš iš tikrųjų noriu, daug šansų, kad mes sužinotumėm, kaip tą padaryti.
arba rastume būdus, kaip tą padaryti. Problema didžiausia turbūt, kad ir pasimetama, ar ne, tai kas čia yra, ar aš čia turiu išeiti iš darbo, ar aš čia dar galiu augti, jau tampa nebeaišku, kur yra ta tikroji priežastis. Tai ir tai aš galvoju, kad tai yra stipriai, tas aiškumas susiję, žinai, su gebėjimu priimti sprendimą. O sprendimą priimti, tai lygu, kad aš tampu toks atsakingas, žinai, kad jį reikės ir įgyvendinti. Ir galvoju, kad tada, kai tas sprendimas ateina toks tikrai iš vidaus, vidinis užtikrintumas, jeigu taip kalbėt galbūt apie tam tikrą pokytį, čia dabar gal grįžkim į asmenį, ar ne, tai tą sprendimą gali sugriauti tik tai pats vidus. Nes kai aš aiškiai žinau, ko aš noriu, turbūt tos aplinkybės, mes jau gyvenam tokiais laikais, turbūt jau čia 101 dalyką kartu patyrėm per šitus paskutinius metus, kai supratom, kad turbūt pats didžiausias nepastovumas yra nepastovumas, ar ne? Ir mus visais įmanomais būdais bandys turbūt kažkokiais pajudinti, nukreipti, kodėl dar ne, ar ne, kodėl čia nedaryti, kodėl, nežinau, ko aš čia gal bijau. Tai labai svarbu rasti tą vidinį sprendimą, kad jo aplinkybės nebegalėtų nužudyti, nebent tik pats mūsų vidus. Ir gali būti, kad aš jau pabėgau nuo klausimo dabar. Aš čia papildysiu iš savo pusės, ką aš bent jau pastebiu iš savo klientų, kad dažnai pas mane kreipiasi žmonės, kurie kaip ir dalinai žino savo vertybės, bet kada mes pradedam jas analizuoti, tai pasirodo, kad tai yra ne jų vertybės, tai yra aplinkos primestos kažkokios vertybės ir jie tada viduje yra būtent pasimetę, neturi tos tvirtos ašies ir tada net nebežino, ko patys nori, o kada padarom tą vertybių reviziją, apie tai ir straipsnį surašius, tai jiem tada ta vidinė ašis ir sustiprėja, jie jau tada žino, ko tikrai nori, tada lengviau priimti sprendimus, nes tu kada dvejoji priimti kažkokį sprendimą, grįžti prie vertybių, pagal mano vertybės tas atitinka, tas netitinka ir tada taip lengviau. Taip, vertybės vienas iš tų, ar ne? Vertybės iš tikrųjų mums padeda, jeigu taip sąmoningai jas analizuojam, padeda priimti arba nebepriimti sprendimų tam tikrų. Galvoju, kad dar labai turbūt svarbu yra suprasti tą, žinai, tokį savo žmogiškumą. Savo pačių žmogiškumą, kad mums turbūt, kad mes kažką keistumėm ar darytumėm, tai turi arba labai skaudėt turi, kad mes nebegalėtumėm nedaryti. Bet stipriau skaudėti ten būnant, negu skaudės keičiant, nes keistis, skauda bet kuriuo atveju. Arba kažko labai norėt. Ir čia tie du kraštutinumai ir dėl to turbūt čia reikšmingą vaidmenį, vaidina tą atsakomybę. Nes atsakomybė kūrė mūsų dabartį ir padeda tos pagrindus ateičiai. Tai aš galiu nuo vieno iki kito polio, ar ne? Ir mes vis siekiam to turbūt idealiausio laiko, kada mes kažko labai norim. Bet su norais yra taip pavojinga šiais laikais, nes mus taip stipriai dirgina aplinka, kad aš kartais tikrai savęs paklausiu, ar čia dar yra mano noras, ar jau nebe mano noras. Ir tada kiek mes sukuriam tos erdvės vidiniai švarai ir vidiniai tylai, kad mes suprastumėm, tai ko aš iš tikrųjų noriu, kas man yra svarbu. Tada ar ne, ten mano vertybės, aš ten ar ne ten esu. Tai tokie elementai, kur, iš tikrųjų kartais pačiam gali jaustis pelkė ten suprasti, nes tiesiog mes turim savo tas aklasias zonas, ir aš negaliu žinot, ko aš nežinau apie save. Tai ačiū, Ieva, ačiū Indrė, ar ne, ateis ir pasakysi, Evelina, šiek matau tave taip. Ir čia yra tokia dovana turėti žmonių, ar ne, tą grupę žmonių, kurie mus pamato. Aš pati šiaip jau asmeniškai turbūt kartą per metus padarau tokią socialinės aplinkos reviziją, kur tiesiog pasižiūriu, ar šitie draugai dar atitinka mano suvokimą, kas yra draugystė, ar tai, ką aš seku, ką skaitau, mane papildo, praturtina, atsisakau ten kažkokio pašalinio triukšmo, labai socialiniai tinklai mums daro didelį įtaką, kad tai irgi reikia pasižiūrėti, kur mes ten praskrolinam tą visą dieną ir galbūt nereikia tiek daug tos informacijos ir gal reikia jos susimažinti. Taip. Jeigu reikėtų duoti vienintelį receptą šiandien nuo tos tokios stokos atsakomybės,
kas yra ir susijęs su mūsų tam tikra šlubuojančia savijauta, aš turbūt duočiau tikrai tą poreikį išsivalyti galvą nuo dirgiklių, kas yra mūsų dažniausiai socialiniai tinklai. Bet ir ne tik socialiniai tinklai yra, mus daug kur pasiekia ta informacija, mus dirgina, kur mes beitumėm, ar tai gatvė, ar prekybos centras, žmonių informacija, draugų informacija ir taip toliau. Bet socialiniai tinklai iš tikrųjų turi. Bet čia gal apskritai, turbūt mes labai esam tokie neatsparūs kitų nuomoniai, įtakai ir karjeros pasirinkimuose, taip jeigu irgi grįžtant prie to, kaip žmogus gali tą karjerą formuotis, tai daug tokių yra istorijų, kur, ėjau, nes ten visi tėvai medikai, arba ten dabar madoja, arba dar kažkas ir nesvarbu, kad, mano ten, jau aš turiu tą vidinį suvokimą, kad noriu kažkur kitur būti, o kaip tą atsakomybės jausmą, šitą vietą irgi galim stiprinti prieš save, nes viena yra, ten atsisakyti socialinių medijų, bet mamai, kuri tau sako, vaikeli, tenai kažką mokykis ir būsi ten, nežinau, advokatas, gydytojas, nes čia labai paklausu, turbūt sunkiau yra sakyti, mama, aš tam, nešnekėsiu, jeigu tu man pirši kažkokius dalykus. Kaip čia rasti ir irgi tą balansą gali žmonės, kuriem galbūt ta pati tema yra aktuali, to pasirinkimo, tai kiek aš galiu tą atsakomybę treniruoti, gal ant kažkokių mažų dalykų, tada jau tą pasirinkimą daryti. Aš nežinau kaip jūs, aš iš tikrųjų tiesiog pasakyčiau, nežinau, turbūt svarbus momentas savo, su savim susitart, tai užtenka man tos atsakomybės ar ne? Prieš save. Kodėl? Kai kurie žmonės per daug atsakomybės prisiima, ar čia irgi mes galime apie tai kalbėti, į ką tai veda, ar ne? Ir tada, į ką nukreipta ta mano atsakomybė. Jeigu aš jaučiu, kad man mažai tos atsakomybės, dėl vienokių kažkokių priežasčių, tai galbūt aš jos per daug atiduodu ar ne? Aš per daug atsakomybės emuosiu, ką kiti pagalvos. Jeva tavo tema, ar ne? Atsakomybės, kaip kiti elgiasi. Ką kiti sako, aplinkybių, kurių negalim pakeisti. Ir mes kovojam su kažkur, nušvaistom savo tą energiją, tai tada, jeigu aš jaučiu tam tikrą simptomatiką, ar čia atliepia šitas pokalbis ar ne, o atliepti galėtų, pabandėm išdėstyti, kodėl. Jaučiuosi išsekęs, neturiu energijos, nežinau, ko noriu iš savo gyvenimo. Visi nervuoja. Visi kvaili, reaguoju į tam tikras situacijas labai stipriai, ar ne. Galbūt dominuojantis toks mąstymas ir čia toks simptomas galėtų būti iš žodžių, ką mes galim atsekti, ar aš vartoju tokius žodžius. Taip jau atsitiko. Yra kaip yra. Bet aš šitą labai dažnai pastebiu, kad dar dažnai čia visata taip sudėliojo, čia taip turi būti ir tada lygtais nusimetam atsakomybę nuo kažko, nuo savęs ir permetam visatai. Bet iš tiesų padarus. Toks dar absoliutinimas, kad visur, nes jeigu man kažkada kažkur kažkas nepasisekė, tai, ten nežinau, visos įmonės yra ten blogas, visi vadovai yra kažkokie, tas toks irgi, kad visi nieko. Mes kalbame apie mąstymo ydas ir jas kartais sudėtinga patiems pastebėti, bet galim čia ar ne, ką pavardinom vieną kitą jau užfiksuoti, tai yra mąstymo yda ir taip tai yra keičiami dalykai. Ir jeigu aš kažkiek suprantu, kad, aš girdėjau pradžią šio pokalbio ir suprantu, kad lyderystė yra susijusi su atsakomybė ir kad tai yra kelionė ir kad aš jaučiu, kad aš norėčiau būti, kažkaip kitaip galbūt jaustis, kažkokį kitokį santykį turėti, kažkokį kitokį rezultatą, tai ko reikia kažkokios atsakomybės daugiau, ar ne? Ir tai yra ugdomas, tai yra absoliučiai ugdomas, kaip tie 90%, tai yra darbas su savimi. Koks būtų pirmas žingsnis? Koks būtų pirmas žingsnis kam? Būtent tame ugdyme atsakomybės. Atsakomybės ugdyme. Tai, pirmas tai įsivardinti, kodėl ir kam man jos reikia. Tada galbūt pamatyti ir truputėlį pavizualizuoti, koks tas būtų mano idealusis aš. Kas yra tas mano taškas B, kur aš noriu nueiti. Tada truputėlį, tokios inventorizacijos ir čia jau papuola tas, tai koks aš šiandien esu arba kokia. Kas mane energizuoja,
kas mane išsekina, kur nuteka mano energija, ką aš galiu pakeisti, ko negaliu pakeisti, ar ne, kas čia mano rankose, kas ne mano rankose. Ar aš žinau savo vertybės, nes tam reikės man sprendimų priimti, į kur tai veda. Na ir tada susidėlioti kažkokį link to tilto, kur aš noriu būti, veiksmų planą ir eksperimentuoti, eiti ir daryti. Bet čia tada, va, tas eksperimentuoti, tai, yra ta klaidos tikimybė ir čia turbūt, daugelis gal ir neišdrįsta to pirmo žingsnio daryti, nes, tai kas jeigu nepaeis, kažkam jau nepasisekė, ir aš pabandysiu, išvaistysiu laiką, energiją, pinigus, dar kažkokius resursus ir vėl grįžta patį tašką. Ir mes kalbam turbūt apie atidėliojimą. Ir įdomu tai, kad nepacituosiu tiksliai tyrimą, bet apie 98% žmonių pripažįsta, kad jie susiduria su atidėliojimu. Ir yra bent 7 įtakos faktoriai, kas vis tik mes visi ar ne kartais atidėliojam. Ir ką tu Ieva mini, vienas iš jų toks gana stiprus yra baimės faktorius. Pažeidžiamumo faktorius, nesaugumo faktorius, ar ne? Ką tai įeina. Bet man atrodo, ta baimė, vėl svarbiausia neužstrikti tose baimėse, o pabandyti suvokti, kas yra už tos baimės. Nes įprastai, mes nebijom aukščio, mes bijom kritimo, mes nebijom mylėt, mes bijom būti žeisti, ar ne? Ir kiekvieną kartą, kai mes pradedam nuoširdžiai, atvirai ir sąžininkai su savim kalbėt, galima tos burbulus, tą rūką pradėti sklaidyti. Ir tada, kai yra aiški ta priežastis, neuždėtas pleistras, ar ne, kur nebematom, kas yra, kur yra šaknys, galima tam rasti sprendimus. Tai toks turbūt palinkėjimas šitoj vietoj, drąsiau truputėlį kelt save, bandyti pakelt save, nes duobių tai mes visi turim, nes tai tikrai pakels ir kitus. Savęs kelimas pakelia ir kitus. Ir mes galim nenorėti kažkurį laiką nei kelt. Aš turiu vieną rekvizitą, aš pagalvoju, kad aš dabar jį paimsiu ir panaudosiu. Aš žiūrėjau tą šaką, taip ir nesuprasau. Šaką yra toks įdomus dalykas apie... Jūs tikrai turėjot iššūkių gyvenime. Tai kas neturėjo, žinoma. Aš sunkvežimį tokių, žinai, man atrodo, jeigu aš pradėčiau pasakoti apie visokius iššūkius, kur čia būtų galima užstrikti savo toje aukoje, tai tikrai mes padarytumėm dar vieną laidą. Bet aš galvoju, kad į save galima žiūrėti kaip į šitą šaką. Kad mes žmonės, prišiukšinsim truputėlį, gerai? Išsisirpsim viską. Paima gyvenimas laužia, ne? Metai iššūkius ir mus vis talžo ir talžo ir talžo ir mes taip, žinai, tampam rinkinys savo problemų ir kartais taip norisi nepriimt atsakomybės už tą, ką turim, arba kažkaip ypatingai dabar populiaru, žinai, gilinti į savo problemas, bet tarsi yra žmonių, pastebiu, kad norisi atsisakyti to, bet tai buvo mums duota todėl, kad mes galim tai išgyventi. Mes su visom šitom savo dalim praktiškai esam neperlaužimi, ar ne? Ir jeigu mes tik bandytumėm išmesti kažką, tai tada jau atsisakyti, tada vėl perlaužim, ar ne? Ką aš to noriu pasakyti, kad yra taip lengva užstrikti savo problemose ir užstrikti problemų ieškojime. Bet man atrodo, čia yra tas, kad tos problemos, ir nesvarbu dabar, ar mes einam į organizacijos kontekstą, ar į žmogaus kaip asmenybės kontekstą, yra daug svarbiau rasti resursą savyje, tą problemą panaudot kaip naujam sprendimui. Kažkoks naujas sprendimas, kuris turi gimti. Nes tos problemos yra mūsų stiprybė, mūsų kažkas, kas negali būti daugiau perlaužta, ar ne? Tai ir čia tada ir kalbam apie kartais tokie, žinai, du dalykai. Vienas, kad žmonės gali būti kopriklausomi nuo pagalbų paieškų tose problemose. Ir kiti, kurie pagalbos galvoja, kad jiems tikrai nereikia ir jos nesikreipia.
Ir abu šitie simptomai, vadinkim, žmonių arba elgesio dalykai yra susiję su ta pačia žaizda. Tai yra nesaugumo jausmu. Ir poreikis tokių žmonių yra atkurti, rasti tą erdvę, kur gali būti ir pamatytas, ir išgirstas, ir suprastas sveikai. Tam, kad iš tų dalykų būtų, iš tų problemų, vadinkim, būtų panaudotas, sprendimo kažkoks žingsnis. Tai kokios atsakomybės tu renkiesi. Ir mes čia turbūt mus kartu čia sujungia coachingas, ar ne? Man dėl to labai patinka tas mąstymas, filosofija, kad yra problema, o ką su to darom? Koks yra sprendimas? Koks yra tas vienas žingsnis? Kokia yra tas, kas yra tas tavo vienas dalykas, kurį gali padaryti šiandien, imtis tos atsakomybės už save, kad galbūt kažkiek kitaip jaustumės rytoj, poryt. Nes aš esu atsakingas, ar ne, jeigu ką aš duodu savo vaikams į burną, aš esu atsakinga, nes tokį įprotį aš savo vaikams formuoju. Ir aš esu atsakinga pati, galvot, ką aš dedu į burną, nes tokią sveikatą aš savo formuoju. Ir ta atsakomybė kasdienybė, jinai susideda iš begalės smulkių dalykų. Mes patys esam atsakingi, nes rezultatas, kurį mes turim dabar, šiandien, tai yra mūsų priimtų sprendimų, o tai yra atsakomybės pasekmė. Absoliučiai. Dar paminėjai coachingą. Daugelis mūsų klausytojų nėra turbūt bandę pačio coachingo. Galbūt šiek tiek juos apšviestum. Šiaip, kaip coachingas atėjo į tavo gyvenimą ir kur jis tau pasitarnavo? Buvo labai sunku. Taip sunku. Tokia sudėtinga gyvenimo situacija, man atrodė, kad aš jau nebemačiau ten šviesos tunelyje. Ir man atrodo, tuo metu, kai aš pirmą kartą nuėjau į coachingą, aš pati nelabai supratau, kas tai yra. Dar tai buvo prieš 7-8 metus. Jis tikrai nebuvo toks išgirstas, suprastas Lietuvoje. Tai, ir man taip stipriai mane veikia. Mes buvom grupės dinamikoje, daug labiau turbūt netgi ne psichoterapija, bet čia net nesupriešinti, nepalyginti, jie turi skirtingą poveikį, bet mano atveju man buvo taip reikšminga, nes man atrodė, kad, Evelina, pagaliau tu ir pripažįsti, kad yra tokia situacija, bet ir ieškai būdų, kaip iškišta galva iš tos pelkės jau gana. Jau dūstų blogą. Tai atėjo per asmeninį poreikį padėti savo. Tam žmogui, kuris nežino, kas yra coachingas ir nėra bandęs, kaip tu apibūdintum tai? Galvoju dabar, ar profesiškai tą rimtą apibrėžimą, ar labai paprastai? Tokį 5-mečių, gerai, ne 5-mečių, pirmokui. Aha. Visų pirma, tai yra tikrai lygiavertė partnerystė, tai nėra konsultacija, tai nėra patarimų klubas. Mes galim susitarti su klientu, panaudoti šiek tiek jo laiko, kad aš galiu pasidalinti savo matymų kampu, bet tai yra skirtas žmogui, jo laikas, jo erdvė, kai aš, būdama coachingo specialistė, turiu būti tiek švari savo makaronuose galvoje, ar ne, kad aš jau nebegalvočiau apie save, o jeigu galvočiau, pasakyčiau, žinai ką, man jau trukdo tavęs klausytis, nes tikslas yra išgirsti žmogų ir padėti tuo būdu išgirsti jam labiau save. Ką apibūdinai labai panašu į terapiją? Taip. Kaip atskirtum? Kaip atskirčiau? Nubrėžčiau vizualiai. Jeigu taip žiūrėtum terapiją, tai yra mano taškas A ir truputėlį gilinimasis į praeitį labiau. Ne čia ir iš kur tai atėjo. Coachinge mes labiau žiūrim, kokia yra tavo situacija. Galbūt gali žmogus pats paminėti, ar ne, aš jaučiu čia. Ir tas tomas ateina, kad ten galbūt ir vaikystės dalykai, ir praeities kažkokia, bet labiau yra požiūris ir krypimas į ateitį. Ir žingsnių darimas, į bandymą, daryti tam tikrus veiksmus, į aiškumo siekimą. Tik aiškumo siekimas yra sudėtingas dalykas. Ir kartais jį pasiekti su klientų sesijose pavyksta ne per pirmą kartą. O kartais tai vyksta visų susitikimų metu, kiek ten bebūtų jų, ar 5, ar 6, ar ne. Tai bet kas yra ta tavo šiaurinė žvaigždė, kur tu esi. Tai tikriausiai taip ir galima apibendrinti, ar ne? Tai tos, kuo norėčiau būti ir ką tada padaryti, kokius žingsnius, kad tuo būčiau. Taip.
Tai yra, dėl to sakau, coachingas tikrai galbūt net ir ne visiems tinka, ar ne, nes yra tekę turėti situacijų, kai turėjau klientus ir vis tik, kalbam, kad šiuo metu yra labiau reikalinga terapija, ar ne, kur dar norisi tos pagaliukus apčiupinėti visus, dar labiau galbūt. Coachingui reikia žmonių, kurie jau truputėlį nori judėti į veiksmą. Ta atsakomybė jau gali prisimti, jau suvokia, ką tai reiškia ir tada tų veiksmų imtis. Ir šiek tiek grįžtant prie to, ką tu prieš tai irgi kalbėjai, apie tą irgi pirmą mažą žingsnį, tai aš save pagaunu, kad aš kartais su klientais irgi vis dar nustembu, kiek visus nustebina to vieno mažo žingsnio gale, kur atrodo, tas paprastas kažkoks momentas ir turbūt ir kasdienybei. Vakar pati save pagavau, kad taip prieš miegą kažkaip pasiėmiau telefoną automatiškai, nes daug dalykų darom autopilotu ir pirmas reelsas yra apie tai, kiek to mažo įpročio pasimti telefoną prieš miegą arba ryte tik atsikėlus, kiek iš esmės keičiasi turbūt tavo diena. Tai man kažkaip atrodo, kad coachingas iš esmės jisai padeda to daugiau irgi turėti sąmoningumo ir tada ateiti į tą akistatą su savim, kad gerai, dabar aš jau galiu prisimti tą atsakomybę, galiu kažką keisti, kažką daryti. Aš šiaip vieną sesiją tokią turėjau, niekados turbūt jos nepamiršiu, nes buvo tiek efektinga, kur realiai paklausiau, o nuo ko tu gali pradėti? Visos sesijos žmogus šiaip kalbėjo ir pats priėjo tą išvadą, tokia aš jau viską žinau, viską turiu, taigi man reikia tik tai tą padaryti. Ir užteko tiesiog vienos sesijos, kad žmogus su savo vizija ir su nauja veikla išdėtų į priekį. Bet aš gal irgi pargrįžti norėčiau prie to, kodėl žmonės neprisima atsakomybės. Kol mes kalbėjom, pargrįžau tokias situacijas, kai žmonėm tiesiog yra labai patogu būti dabartiniai situacijoje ir jie tada nenori daryti pokyčio. Tai galim šiek tiek panagrinėti tas, kur yra komforto zona, ar ne, tada yra mokymosi, tada išėjimas iš komforto zonos ir jau panikos zona. Bet jie gal nori tą pokytį daryti, tik tai jie, taip irgi įsivertina, kad skaudės iki to pokyčio ateiti. Taip, tas ir yra, kur jie būna tam pokytį ir jau, bet man čia baisu, man čia nedrąsu, taigi čia jau man nerimas ten kyla ir taip toliau ir bandai žmogui paaiškinti, kad tai yra normalu, nes išeinant iš komforto zonos visada bus tie jausmai, visada tau bus nelabai patogu, tau reikės išmokti naujų kažkokių dalykų, bet jie tada pargrįžta į tą komforto zoną, nes man labai patogu, man šitam darbe gerą atlyginimą moka, kavos skanios būna nemokamai, pyragėlių, tai ką man čia dabar eiti mokytis ten kažkokį naują dalyką, čia turėsiu mažiau laisvalaikio ir panašiai. Man patinka šiek tiek komforto zona. Kartais taip gera joje pabūti. Ir, žinai, jeigu žmogui dar labai neskauda, ir jisai kažko labai nenori, aš grįžtu prie to paties, tai nieks ten jo ar nenuves. Ir tikrai nežinau, dėl to gal net nesinori sakyti jūs, ar ne, klausytojai, ar kažkaip, mes visi kartais būnam tame. Taip. Ir ar tai visada blogai? Aš nežinau, nėra visada blogai. Ir šiek tiek ieškoti tos komforto zonos, nes man atrodo, komforto zona yra susiję ir su mūsų ta autentiškumo, ar gal labiau pavadinčiau tą vidinę galią, kai mes esam savo vidiniam resurse ir tai nėra taip paprasta atrasti. Kartais tikrai, atrodo, žinau, kad šitą noriu padaryti, aš turiu savo tikslų, kurių negyvendinau. Ir gal dar nebuvo laikas, gal dar norėjau pabūti tam savo komfortą, nes aš žinau, kiek skausmo tai reikės nukeliauti. Ir kiekvieną siekiantį asmenybę, ypatingai jeigu taip dabar grąžinti į mano gal daugiau susiduriu klientai, ar ne, kurie ateina, kurie vis tik priema labai daug atsakomybės. Ir iš to ateina ir nuovargis, ir mums reikia atsistatyti, mums reikia suprasti, kodėl taip yra, kodėl aš taip jaučiuosi. Ir tada turbūt kalbėsim vėlgi apie tą lyderystę, ar ne, ar aš gebu kitus auginti lyderiais, auginti kitą, priimti atsakomybę. Tai čia labai susiję daug dalykų, bet komforto zona, jinai yra blogai, jeigu jinai mums patiems kenkia, jeigu ne, kartais gal jos šiek tiek
ir reikia. Mes turim daug nekomforto šiai dienos aplinkoje. Bet gal Tai jeigu tam, kad daryti kažkokį pokytį ir tu turi, bent jau kažkiek tos komforto zonos turėti, nes jeigu tu iš visiškos nekomforto zonos dar savęs spausi, ten dar kažką keisti, tai tu tik tai susideginsi, nes tavo resursą nebus apskritai kaip atsistatyti. Dėl to labai svarbu tie signalai, dėl ko aš sakau, tai jeigu aš jau išgirstu ir pripažįstu, kad gerai, pirmiausia, tas atsakomybė, ar ne, nes, kaip ugdyti tą lyderystę, tai pirmiausia, nuo noro auginti save, ar ne, pripažinti kažką, kad kažkur galiu būti geresnis. Tai jeigu aš atpažįstu, kad biškiai bumbu, atsiprašau už to žodis, ne, bet truputėlį, bumbu ant viso pasaulio, jeigu aš reaguoju, pykstosi su visais, tai nesu patenkintas ten, kur esu, tai tu pasirink. Nes keisti, ar galim? Tikrai galim. Galima. 90% yra mūsų darbo, keitimo, atsparumo, augimo būdu. Tai yra padaroma. Bet klausimas, ar visada reikia keisti? Aš dažnai susiduriu su žmonėm, kuriem patogu būti komforto zonai, bet jie pastoviai save pušina kažko daugiau ir tada klausiu, o kam tau to reikia? Nes visi aplinkoj ten turi savo verslus, lanko 10 kažkokių užsiėmimų, pastoviai keliauja ten tas, o aš nieko. Bet tau gerai su to nieko? Jo, kaip ir gerai. Bet gal čia irgi ta baimė to savo autentiškos pusės irgi nepriimti, nes turi būti, atitikti kažkokį standartą, kažkokią dėžutę tilpti toj pačioj visuomeniai, kad visi eina į padėlį, ir man dabar reikia, nes nesvarbu, kad man ten ta raketė 100 metų, bet turbūt mes, tos įtakos, ką irgi prieš tai kalbėjome apie socialinius tinklus, bet tas pats matosi ir darbinėje aplinkoje, kad, žmonės, mes prieš tai podcastą turėjom, visi veržėsi į IT, nes IT yra ten, taigi visiems reikia ir čia paklausu ir nesvarbu, kad tau gal, ten viduje kažko kito norisi. Tai va čia turbūt irgi šiek tiek palėtėm, bet klausimas, tai kaip tą savo autentiškumą sugebėti taip savo pačiam priimti ir sakyti, kad gerai, man dabar reikia toj komforto zonai būti, nesvarbu, kad ten visi kažką daro, man gerai dabar taip kaip yra ir nereikia ten savęs iki negalėjimo kažkur taisyti. Aš nežinau, kiek norit padypinti, bet man atrodo svarbi dar ta dalis, kaip mes priimam savo šešėlinę pusę, ne tik neigiamas kažkokias savo savybės, bet ir teigiamas, kad aš galiu tiesiog nieko neveikti ir pagulėti ant sofos, pažiūrėti televizorių ir pasaulis nesugrius nuo to. Bet būtent tą priimti ir savęs nekaltinti dėl visų šitų dalykų. Kas būtų, klausytojai, aš žinau, apie ką tu turi omeny, bet aš galvoju, kiek atliepia klausytojus, kiek yra aišku, kas yra ta šešėlinė pusė. Praktiškai, kas tai būtų? Kaip aš suvokiu tai? Aha. Tai realiai priėmimas savo neigiamų kažkokių savybių, bet aš jas galbūt nevardinčiau neigiamas, tarkim, galbūt aš savo kažkokį jautrumą matau kaip neigiamą, bet tame yra ir teigiama pusė, kad aš tada galiu išklausyti, aš dėl to nuėjau į coachingą ir taip toliau. Taipogi kažkokia mano teigiama savybė, kurios aš irgi galbūt nenoriu priimti. Tai kada mes priimam visas šitas dalis, tada mes ir tampam daugiau tokie autentiški. Taip, ir yra, žinai, tie žmonių grupės, kurie mėgsta tą autentiškumą, yra tie, kurie nekenčia. Sako, eikit jūs su savo tais autentiškumai, žinai, ir su savęs paieškom. Tai žiūrint, į kur tai padėsi, kur, ar tas autentiškumas, ar jisai yra tas sąmoningai prisitaikantis, ar jisai yra tas iššaukiantis, kur aš toks. Ir aš nesikeičiu, ir aš nesikeisiu. Ir čia mano tiesa yra. Ir priimkit mane tokį, koks esu. Taip. Ir čia aš, ir man tai tenka girdėti labai daug sąmoningumo keliu einančių žmonių, kur tai tampa dar vieni aklumo akiniai. Ar ne? Va šitam kontekste. Čia vėlgi toks atsakomybės nusimetimas nuo savęs. Taip, čia galima turbūt jo ir iš to kampo vartyti tą kamuolį. Svarbu, kokio mes atsakymą, žinai, dabar to ieškom, kur, jeigu, aš už, kad man yra gražios visos žmogaus emocijos, visos spalvos yra labai gražios. Ir netgi dabar paminėjai jautrumo temą, ar galbūt čia yra tokių žmonių, kurie yra tame etape, arba yra tokie žmonės. Yra nuostabi knyga, Gimę jausti, ar ne? Arba itin jautrus asmuo, šitas esu skaičius irgi labai apie jautrias asmenybės. Ir turbūt, čia tada, ar aš sėdžiu ir nieko gyvenime nedarau
ir užsidarau, nes galvoju, aš va toks ir viskas, etiketė, vieną testą padariau, etiketė ant galvos, aš toks. O aš tikiu, kad tu gali būti visoks. Dabar tau reikia kažko kito ar nereikia. Tau tas trukdo jautrumas, ar tu nori jį panaudot kaip savo supergalę, nes tai yra supergalia. Turėti jautrias asmenybės šitam nujautrintam pasauliui. Tai vat, čia turbūt yra, vėl aš grįžtu prie tos atsakomybės, kad mes tą patį savo esam atsakingi, kokias vėliavas savo užnešam ant pečių, kokias etiketės prisilipdom ir ar norim jas vadovautis ar ne, nes mes visokie galim būti. Ir mes labai dažnai turbūt pasirenkame dabar tavęs besiklausant apie tą šešėlinę pusę, kad, kai kurie tų savo neigiamų savybių gal nenori priimti. Aš labai dažnai susiduriu dirbdama su stiprybių tematika, kad, žmonės labai puikiai, kiekvieno paklausus ir anksčiau, ką per pokalbius matydavau, galiu išvardinti ilgiausią sąrašą savo silpnųjų vietų ir galiu pasakyti, kur aš nesu pakankamai geras, bet kai perverti klausimą, sakau, tai kur tu esi geras, kas? Ir tada daugelis iš tikrųjų sutrinka. Tai čia turbūt irgi nėra vieno to standarto, vieniem labai lengva savo ten matyti kažkokias negatyvias dalis, kitiem kaip tik tas teigiamas. Ir čia tada turbūt viskas ir grįžta į tai kokius tu pasirinkimus darai ir ką tu renkiesi su tuo, ką tu turi ir ką apie save žinai daryti. Gal tu ten kažkur eisi ieškoti dar tų kitų paslėptų pusių, gal tu sakysi, man dabar gerai taip, kaip yra ir ten tuos dalykus, taip ir paliksi, kad jie būtų, nes turbūt nėra to vieno kelio, kaip ten turėtų būti teisingai. Tokį vieną praktinį vėl, kad nuleisti į paprastus dalykus, paklausai, kokios savybės lyderystė, ar ne? Tai tikrai dabar girdėjot empatiją, ar ne? Vienas iš tų savybių numeris 1, kur turėtų lyderiai arba treniruoti, nes jeigu ne, tai gali būti, kad jie yra ten tokie labai jau tironiški, gal negeras žodis ar ne per griežtas, bet tironiški vadovai. Ta empatija gali būti kažkas, ką reikia ugdyti, arba gali sakyti, aš esu empatiška asmenybė. Ir praktikoje man tenka sutikti labai daug kenčiančių dėl to žmonių, nes jie nežino, ką su ta empatija daryti. Ir tikrai ir psichologija yra labai daug, ar ne, analizuojama apie empatiškus žmonės. Tai taip trumpai tariant, ar aš tą savo empatiją naudoju kaip kempinę sugerti, o sugerti yra daug ką iš žmonių ir parsinešu, ir išsigrėžiu ar ne, ir tada ten barnautinu, sudegu ir taip toliau. Ar aš vis tik tą savo empatiją suprantu ir moku valdyti kaip savo supergalę, nes tai turėtų veikti kaip antena. Aš identifikuoju, aš gebu pamatyti žmonės, suprasti, bet tam, kad panaudočiau kaip sprendimus tam tikrus, ar ne, gebėjimas priimti sprendimą. Tai norisi taip irgi į pokalbę labiau pabaigą, taip pargrįžti prie to, apie ką pradžioje irgi taip pradėjom kalbėti, apie tas atsakomybės prisėmimą, karjeros valdymą ir galvoju, kas gali būti irgi tie tokie labai praktiniai dalykai, ką klausytojai, kurie dabar sėdi ir jaučia, kad man viskas negerai, kaip pati sakai, burbu ant pasaulio ir čia visi blogi. Kokį tą pirmą žingsnį aš galiu padaryti, kad tą karjerą galėčiau savo taip pasimti į savo rankas? Man atrodo, šiek tiek atsakiau šitą klausimą per kitą, per Indrę, per tavo klausimą, bet dabar galvoju, žiūrint koks klientas, aš jeigu atvirai nelabai mėgstu karjeros klausimų, man labiau patinka ir galiu labiau galbūt atliepti iš tos pusės, nes iš tos, jeigu aš iš viso nežinau, ko noriu iš gyvenimo, tai aš jau atsakiau tą klausimą. Jeigu aš noriu užauginti savo identitetą kaip lyderio, jeigu aš noriu sustiprinti pasitikėjimą savim, kad žmonės manim labiau tikėtų, jeigu aš noriu pagerinti bendradarbiavimą, tada aš galiu atsakyti, kaip tą padaryti. Ir geriausiai tą padeda atsakyti labai konkrečios, ne aukštos natos, bet labai konkrečios darbinės situacijos, į kurias būtent mes ir gilinamės. Ir jeigu mano atveju tai yra, tarkim, viduriniosios grandies vadovas, tai galbūt gali padėti 360 tyrimas, kur ne tik istorija, kurią aš pats savo pasakoju, ir mes kiekvienas turim savo istorijas, kurią savo pasakam, bet ką sako apie mane kiti žmonės. Ir jeigu aš neturiu tų žmonių, neturiu komandos, galbūt šitas patarimas gali būti naudingas ir žmogui, kuris turi draugų,
žmogui, kuris turi darbę kolegų, ką aš žinau apie save, o ką tu gali pasakyti apie mane. Na, kaip teisingai užduoti klausimą, ar ne? Bet susirinkti tą tokį platesnį vaizdą truputėlį ir jeigu, nežinau, 5 žmonės mato manyje, kad, na, žiūrėk, gal tu čia pats ar pati stringi galvą ir daužai ir, nu, nežinai, ko nori, na, tai ką aš su tuo darau ir, nu, kaip keičiuosi, ar aš būnu, ar aš, nu, žinai. Tai va, tai gauti kitų žmonių grįžtamą į ryšį, kalbėti apie konkrečias situacijas, nes tada kitas žmogus leidžia pamatyti arba galbūt pasidalinti patirtimi, na, vat, kaip šitoj ar vienoj kitoj situacijai elgtis, ir tai būna, na, tarkim, darbo dalis. Arba ieškoti to savo vidinės ašies, kas jeigu eiti į žmogų, kuris yra pasimetęs, kuris nežino, ko nori, tai, na, yra svarbu, jam turbūt yra per sunku nubrėžti tą B tašką iš karto, tai vat reikia leisti pabūti tame A taške, kad jisai, na, sustatytų, atgautų tą savo vidinę jėgą. Ir atsakymų, aš pati buvo etapas, kai tikrai daug ieškojau, galbūt dėl to ne visai mėgstu, nes aš tikrai savo kūnu esu išgyvenusi, patyrusi ir 3 kartus keitusi šitos dalykus ir aš žinau, kiek, na, kartais tam reikia tokio vidinio sprendimo stipraus ir nedaug tokių žmonių ateina su to vidiniu sprendimu, tai aš nenoriu nutemti. Jeigu ateina toks, tai aš labai gerai pasitikrinu, kiek yra to vidinio sprendimo daryti dalykus, bet grįžti net ir į vaikystę, prisiminti, na, kur, kada aš maža mergaitė labiausiai, kas mane labiausiai džiugino, ką man patiko daryti. Aš prisimenu save šokiuose, ar ne? Tai ar aš darau šiandien tą? Ir tada kartais nepult spręstos problemos, bet pasitikėt va tuo ilgesniu procesu, kuriam vat ir norisi to apsisprendimo, kad kartais nėra tiesiausias kelias tiesiai. Kartais mums labai svarbu yra atstatyti tą energiją, jeigu šiandien vat, esu tas blynas ant žemės. Nes mes esam energija, čia jau dabar kaip pažiūrėsim, viskas yra energija, ar ne? Čia galima truputėlį uždėti, kad... Tai vat pasižiūrėti save į tą kaip energijos kamoliuką ir tiesiog dauginti dalykų, kurie mus džiugina ir pasitikėti, kad tai nuves tą gerą energiją link tų sprendimų su kažkokiu gryninimu, aiškumu, stuburo dėliojimu ir taip toliau. Tai taip ganėtinai, taip abstrakčiai, bet su dideliu tikėjimu, kad mane ir ne vieną žmogų išvedė iš tos juodos fazės, kur atrodė viskas pabaiga. Ir mes su Indre esame irgi vienam podcast'e Vytenį, kai kalbėjom, irgi kalbėję apie labai panašius dalykus, apie tai, kad, nu, va, dažnai mums reikia kažkokio pokyčio, nes mūsų nebetenkina esama situacija. Ir tarsi darbas yra tas dalykas, ką lengviausiai pakeisti. Ir tai va čia irgi buvo taip smalsu iš tavęs išgirsti ir tikiu, kad ir klausytojas tą išgirdo, kad, nu, kartais turbūt nėra tas geriausias sprendimas paimti ir pakeisti, nes ne tame yra problema, o gal ten kažkur per aplinkui, nu, bus galima ateiti kitų dalykų ir kitų atradimų, kurie duos daugiau pilnatvės ir tada aiškumo, kad šiaip gal ir čia, kur esu, galiu prisimti atsakomybę ir kažką pakeisti. Nebūtina trenkti durim ir kažkur išeiti, nes problema nedings. Vat jo, ir kartais labai reikia tik suprasti, kada ar ne, ir kartais išeiti ir iš tų toksiškų santykių, ir iš toksiško darbo reikia kartais. Ir, na, galbūt reikia gauti kažkieno, na, įžvalgą, kad, na, žmogau, jeigu visi kvaili, tai gal, na, pasižiūrim dar ir į save gerai. Jeigu aš jau visi darbai blogi, tai, na, pasižiūrėkim irgi, o kas čia tokio yra apie mane. Tai aš turbūt visą laiką grįžtu prie kai kurių tų pačių dalykų, kuriuos sakau, kad, na, tiesa yra kažkur per vidurį. Ir mums reikia surasti tą viduriuką situacijose. O ką patartum žmogui, kuris dabar yra tam tokiam pasimetime, kuris nežino, kur jo ta vidinė ašis, kur jo stiprybė, galbūt jam trūksta kažkokių norų, to paties įkvėpimo, kokį patarimą galėtum jam duoti? Įvedu į Google ir ten daug patarimų, žinai, tai vat, jeigu patarimų kultūra veiktų, nebūtų čia nei nelaimingų, nei sergančių žmonių, nes tiek ten tų patarimų daug yra. Bet galbūt pabandyti, na, atsistoti tam žmogui,
kuriam aš dabar duodu tą patarimą, išlipti iš savo batų, atsistoti į kito žmogaus batus ir iš šono, duoti tam patarimą sau, ar ne, iš kitos, kokį aš patarimą tau duočiau. Pabandyti tiesiog labai taip nusiasmenint ir kas tai būtų, nežinau. Eik pasikalbėk su kuo nors, pasimk atostogų, kas tai būtų, nežinau, koks yra tas tavo poreikis, pamatyk save iš šono ir duok savo tą patarimą, nes aš nežinau. Aš vieną praktiką prisiminiau, tu pati, ką tu kalbi, tai tiesiog parašyti laišką sau kito žmogaus vardu. Taip. Rašymas labai geras dalykas, rašyti savo mintis, ten įsijungia labai dar visokie skirtingi dalykai ir tikrai labai gerai. Tai aš netikiu patarimų kultūrą, dėl to. Bet visi žmonės taip nori patarimų, taip nori paimtą patarimą, pritaikyti ir visas mano gyvenimus sutvarkys. Bet tarp eilučių, man atrodo, nuskambėjo čia ir iš jūsų, ir iš mano keletas, tai tikrai aš labai tikiu į savęs pasižiūrėjimą, kas mane energizuoja ir aš tą darau ar ne. Ar aš tik galvoju, kad tą reiktų daryti, ar ne, ar aš vis tik priimu sprendimą, priimu atsakomybę už save ir einu ir darau, ar ne. Jeigu šito negaliu pakeisti, ką aš galiu dabar pakeisti, kas mane padarytų, leistų jausti šiek tiek geriau. Jeigu jaučiuosi vienišas, ką su to galiu padaryti? Man tai čia tokį norisi vieną patarimą, kuris, taip tikiu, kad gal dažnai irgi suveikia, kai pradedam ieškoti informacijos, patarimų, dėliotis planą ir galvoti, nenueiti tą rabbit hole, kad čia dabar viską reikia pulti ir daryti, bet išsirinkti vieną mažiausią dalyką, kurį mažiausiai skauda pabandyti ir kurį gali sau leisti paeksperimentuoti, nebūtina visko iš karto. Tai šitas irgi bent jau daugeliui duoda to tokio lengvumo, kad gerai, galiu kažkam paskambinti, nereikia man daryti ten didžiausio projekto iš to, tiesiog imti ir daryti mažą. Čia kaip sako, jeigu zuikiai bėga miške, tai dviejų negali gaudyti, nes neįmanoma pagauti praktiškai. Bet mes dažniausiai norim visą tą pulką vienu kartu, kažkokį ten tinklą užmesti, kad jie visi į tą maišą sukristų, bet tikrai dažnai turbūt per didelę savo ambiciją užsikeliam, kad reikia viską pulti ir dabar padaryti. Ir va čia visi mes turbūt turim bendro. Vienokiose, kitokiose situacijose mes turim bendro. Kas skiria žmonės, kurie padaro kažką daugiau, galbūt pasiekia daugiau arba ne, tai kad sprendžia savo tos ribotumus, sprendžia tas savo žmogiškumus. Kad eina ir gaudo tą kiškį. Pakartokime. Kad eina ir gaudo tą kiškį. Taip, kas tas mano kiškis vienas? Ar aš čia 5 dabar noriu? Tai ką aš noriu pagauti, kas yra svarbiausia? Nes visai vienai par mes susiję, žinai, kas mums yra visiems svarbu. Sveikata, santykiai, savirealizacija, ir šiais laikais stabilumas, knygai, ar ne. Ir taip jau atsitinka, jeigu truputėlį spaudžiam vienur gazą, nukenčia kažkas kitas. Tai tada, truputėlį gal laiką galim, ir savim, ar ne, užspaudė kažkoks projektas, deadline'as, ar aš skiriu laiką tą savo kitą nukentėjusio dalį pasirūpint. Jeigu aš kuriu verslą, galimai kenčia mano šeimos gyvenimas ar santykiai ar kažkaip, aš kažkiek, žinai, turiu profilaktiką, kaip tą palaikyti, ar man tai svarbu apskritai, ar čia apie mane ar ne apie mane, čia mano vertybių kontekste ar ne mano vertybių. Gal nesvarbu, gal kažkada taps svarbu, ar ne. Tai tokie, tiesiog mes turim labai daug bendro visi, aš apie tai turbūt. Ir kuo labiau atviri mes ties to būsim, to bus paprasčiau gyventi. Tai turbūt toks palinkėjimas ir būtų mūsų žiūrovams, kad eikit ir sugaukit tą savo kiškį. Ačiū labai tau. Ačiū Jums. Šis podcastas yra dalis įkvėpti bendruomenės, kurioje dalinamės įkvepiančiamis istorijomis, naudingomis mintimis, kurios gali irgi padėti keičiant karjerą, ieškant įkvėpimo, drąsiau prisimti savo autentiškus pasirinkimus ir turėti tokį gyvenimą, kokio norisi. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą, nes į šiuos podcastus kviesimės įvairius specialistus, kurie dalinsis savo žiniomis. Taipogi galite mus paremti Contribui, ten matysite pilnus įrašus ir prisijunkite prie mūsų bendruomenės įkvėpti.lt. Ten rasite irgi naudingą informaciją, galėsit užduoti klausimus, pasidalinti savo istoriją. Mes mielai su Ieva jūs
pakonsultuosim, pasidalinsim savo žiniomis ir ten rasite palaikymo, kurio dažniausiai taip trūksta einant karjeros pokyčio keliu.